Skaitmenizacijos dirbtinio intelekto era keičia mūsų gyvenimus net pažįstamai. Tačiau ir šiame laikmetyje yra širdžiai mielų dalykų, kurie atėję galbūt iš vaikystės ir kurie nesikeičia, o kaip tik sustiprina įspūdį ir sukuria ypatingą atmosferą. Taip apie senovinių laikrodžių renesansą pasakoja salonų Vibzon vadovas Vidmantas Bacys. Jis sako, kad tai miela ir sentimentali dekoracija namui ar sodybai. Visai dar neseniai tokie laikrodžiai turbūt buvo kiekvienose namuose ir taip mes visi orientuodavomės, nes dabar laikrodis tai yra toks dažnas, kad jisai praktiškai ant kiekvieno prietaiso, kompiuteryje ar tai ten telefone. Bet, sakykime, tie interjero didieji laikrodžiai, tai jie yra ne tik laiko atvaizdavimo priemonė, bet taip pat yra interjero elementas, kuris puošia namus. Čia mes matom vokiečių gamintojo Hermle laikrodžius ir šiaip norėčiau pabrėžti, kad Vokietija yra būtent ta šalis, kuri labai stipri būtent tų interjerinių laikrodžių gamyboje. Na, ir turi gilias tradicijas, tai netgi dabar Lietuvoje seniausias veikiantis 350 metų jau skaičiuojantis laikrodis yra Vilniaus katedros aikštės laikrodis, jis yra pagamintas vokiečių laikrodininkų. Kuo ypatingi tie švytuokliniai laikrodžiai, tai visų pirma, tai jie yra gana tikslus, ar ne? Ir tarkim, galbūt šiuolaikinis laikrodis ten, kuris yra kvarcinis, pasižymi dar didesniu tikslumu, bet šie laikrodžiai gali veikti maždaug su 10 sekundžių į savaitę paklaidą, tai tarkim, netgi šiuolaikiniai mechaniniai laikrodžiai rankiniai ne visi turi tokio tikslumo. Pakabinami, pastatomi ant stalo, o taip pat pastatomi ant grindų laikrodžiai yra užvedami mechaniniu būdu, specialiu rakteliu. Norėčiau truputį plačiau papasakoti apie šiuos du laikrodžius, tai yra taip vadinami reguliator tipo laikrodžiai, ypač va šitas atitinka reguliatoriaus savybės, tai kaip matot yra visos rodiklės ant atskirų ašių, tai reguliator tipo laikrodžiai jie buvo naudojami nustatyti kitus namų, arba ten laikrodininkas jos turėdavo tokius laikrodžius, nustatyti kitus laikrodžius. Jie būdavo pakankamai tikslus, tiksliausi laikrodžiai. Šitas modelis, jisai užvedamas tik tai vieną kartą į mėnesį, tai jums reikėtų tik tai 12 kartų per metus prisukti tą laikrodį pilnai ir jisai visus metus rodys tikslų laiką. Čia taip pat yra reguliatorių tipo laikrodis, bet jisai dar turi tokią vieną papildomą funkciją, labai įdomią, tokią tūrinę mėnulio fazę. Tai jeigu aktualu, žmonės gali pasižiūrėti ir mato, kokia dabar yra mėnulio fazė. Taipogi galėtumėm išskirti labai tokį vieną stalo laikrodį pastatomą, arba ant spintelės, ant stalo pastatomas laikrodis, tai Astrolabim modelis, kuris ypatingas tuo, kad jisai ne tik laikrodis, bet jisai turi ir daugiau funkcijų. Mes matome viršutinėje laikrodžio dalyje Saulę, matome Žemę, Mėnulį ir visa tai sukasi. Tai Žemė apsisuka aplink Saulę per metus ir taip ir yra čia, tame visame laikrodyje. Mėnulis taip pat sukasi aplink Žemę, jisai sukasi irgi per 29,5 paros, ar ne, ta prasme keičiasi ta pilnas Mėnulio fazių ciklas. Ir čia viršutinėme diske taipogi mes matome net horoskopo ženklus, matome ir pilną kalendorių, ten sužymėti mėnesiai, dienos ir aišku, žinoma, laiką. Tai toks laikrodis jisai irgi ir įdomus ir galų gale irgi toks kaip meno kūrinys namuose. Šie laikrodžiai iš tiesų yra šiuolaikiški. Galima rinktis skambėjimo režimą ir kitas funkcijas, sako salonų Vibzon vadovas Vidmantas Bacys. Šitas modelis yra jau pastatomas, yra didelis, matot, 1,90 m aukščio laikrodis, tai yra iš Grandfather Collection laikrodis. Čia mes turim papildomai ir sekundės. Aišku, matom 3 svoris, tai 3 svoriai indikuoja, kad laikrodis yra 3 funkcijų. Tai vienas svoris yra naudojamas laiko užvedimui,
antras svoris yra valandų mušimui, o trečias svoris, kuris sunkiausias, yra naudojamas melodijom. Tai ką tai reiškia? Tai kad tas laikrodis, būtent šitas modelis, jisai turi Westminsterio melodiją, tokią pat kaip Big Ben'e, ir jisai kas 15 minučių sugroja melodijos dalį. Taip pat 15 minučių sugroja trumpiausią melodijos dalį, paskui ilgesnę, dar ilgesnę ties 45 minutėm, ir kai sueina pilna valanda, tai jau ilgiausia melodija, ir tada sumuša valandų skaičių. Galima pasirinkti naktinį režimą, kuomet laikrodis nuo 22 valandos iki 7 ryto įstilės, netrukdys jums ilsėtis.